O gal važiuoti su to, kur ten už nugaros stovi, nežinau, reikėtų paklausti. Bet šis raukas, būtis lipus autobus. Blia. Kosmosas. Jo, štai ir aš. Išvažiai iškeptas tunisietis, ką tik nusileidau Tuniso oro uoste. Ar jūs galite patikėti? Vasario paskutinės dienelės skaičiuojam, saulelė šviečia, bet niekur nekviečia. Tai va, esam oro uoste, Tuniso tarptautiniam oro uoste. Bet dar pakol nepradėjau, iškart vaikučiai, ir berniukai, ir mergaitės, ir pabiručiai visi. Čia paspaudžiam like, paspaudžiam subscribe, kad galėtumėt matyti mane visą, be išimčių. O dabar varom į Tunisą. Nu ką, viskas, sėdam taksi. Laukiau autobusą, negalėjau niekaip sulaukti. Išvažiavau vos ne valandą laiko oro uoste. Ant Galeko vis tiek reikėjo taksi pasiimti. Tada pavažiuojam su bičiuku, su taksuku. Vienu žodžiu atvažiavo visai ne tas Bolts, šio Bolts veikia. Iš vis net numeris netitinka, net mašinis markį nieks netitinka. Vardą pasakė, kur važiuoju, tai stakau sėstis. Na, vienu žodžiu, prasideda linksmybės. It's okay, no problem. Thank you so much. Shukran. Shukran. Saučitki. Nespėjau išlipti jau. Apspito iškart kitį, ne? Viską turiu, viskas okei. Atvažiavam iš Uršulo. Taip kad sveiki atvykę į Afriką. Iš to taksi išlipau. Nice picture of Tunisia. Yes, very nice. That's beautiful. That's beautiful. Iš to taksi išlipau, žodžiu. Hello, coffee bro. Blemba, kaip distraktinas. Iš to taksio išlipau. Gražą atmetį tik krūvą tų centų, ten net nežinau, net neišėjęs skaičiuoti, tik sustoju, iškart prikiba, ten kiti 5-6 žmonės aplinkui apstoja. Reikėjo greitai bėgti, žodžiu, oro uostą, stovėjau. Pusę valandos mažiausiai. Ir stovėjau. Norėjau su public transportu važiuoti, nieko nepavyko absoliučiai. Laukiau, išvaiščiau laiką ant galo ir gavos taip, kad nieko nesusiradau. Žodžiu, tipinė normaliai Afrika, taip sakant. Ganėtinai europietiška. Dabar bandyti, nors biškai pristoti, susirasti kokį viešbutėlį. Atvažiavau visiškai be plano, keliom dienom tik tai. Biškai, kaip angliai sako, winter sun paieškoti. Tai reikia pasižiūrėti kokį nors viešbutį, kur apsistosim šiandieną abudu. Aš ir mano kamera. Ką čia turim? Hotel Carlton, 95 pinigai. Hotel Afrika 123, va šitai va tas. Čia matosi. Ex-British Embassy. Single room. Eisim su tuo. Ir gerai, ir spaudžiam susirezervinti. Hello. Hi. Hello. Can I check in, please? Your passport, please. Thank you. First time now? First time, yes. Your passport, thank you. That's it? Aye. So it's all paid, yeah? So I've paid before. Already paid. Yeah. Breakfast? 305. 305 room? 30th floor. Yes. Breakfast from 6:30 to 10:30. Ah, okay. Buffet self-service, just Here. here. Fantastic. It's included. It's included, yeah. Dinner, no.
No dinner. Restaurant no open until 9:30 9:30. for dinner. Fantastic. Nu, atsidarom duris. Eik, tu čia tas nebuvo atsidarę. Atėjome į viešbutį. Ko aš čia cypia? Gerai. Bats! O dabar viešbučio turas. Įsičekiname kambarį, kaip matot, lubos išpuoštos, paveikslai gražiausi, lempezai gražiausi, lova didžiausia, spinta ojojoj, veidrodis ir televizorius Samsungas. Durys štai tokios, tiesiai iš Afrikos glūdumos pagamintos. Čia mano tualetas. Tamsu tualete. O gal dar yra šviesos, nežinau. Pabandom. O, yra. O toks tam mano tualetas ir dušas, viskas yra vietoj. Ko daugiau reikia, blogam džiovinti yra. Šveliūr darės įsidžiovinti. Ir kas čia dar? Taburetės, šaldytuvas, kas šaldytuve, ogi niekas. Čia vietiniai dinarai, kažkoks dėdas su Hitlerio ūsais, kas antrai pusiai. Romos Koliziejus juokauja. Čia teta. Čia kažkokie vartai, o čia kažkoks šūrikas. Ir dar vienas siena. Bank de Centrale de Tunisė. Tai va, o dabar galime eiti į savo terasą. Turime asmeninę terasą, su asmeninę aikštę. Svarbiausia dar yra lokacija. Dar kas prireiktų. Žmonės sėdi ilsisi, sunkas yra ketvirtadienis tikriausiai. Nu va taip. Čia viena pagrindinė kažkokių aikščių miestą. Šiaip daug policijos apsaugos visokios yra, čia yra Tunisas, kaip ir iš vis yra labai nesaugus keliauti, kaip ir sakoma. Tai bus matyti. Taip, šiaip armijos daug matos, gatvės, pagrindiniai gatvės, tai žiauriai daug. O čia irgi, antai va ten stovi kažkoks džipas kariuomenės. O čia man už nugaros iškart va, jau prasideda Medina. Pagrindinis kipišas. Jau buvo kokius 5 kartus prie, pakol dėjau to viešbučių, čia užsibukino beidams. 120 sumokėjau už 2 naktis. Karalių, angliškų karalių, ne eurų. Tai galėjau eiti į Carlton arba buvo tas Hotel Afrika 5 žvaigždučių. Biškį pigiau, bet biškį toliau nuo Medinos. Nesvarbu. Praeis ir čia. Tai daugiau žmonių atrodo yra. Tai pakarė bus, toj pamatysim, nes jau toj pradės tempti ir man jau reikia eiti į miestą. Nes labai naktį nenoriu slampinėti. Žiūrėsim. Davai, viskas susitinkama pačioj. Planas yra mano šį vakarą, jokio plano nėra. Einam ir viskas ir žiūrim. Viskas išėjome į Mediną. Dabar bandysim pažiūrėti, kas čia gero vyksta. Tapkėlės vadinas, auksiukas štai pardavinėja, auksinės krupaitas, su oda labai daug visokių dalykėlių. Nu, vienu žodžiu. Šiaip gatvės normalesnis, negu pavyzdžiui Marakešė. Marakešė tai biškiai yra, žinai, nelabai, bet šiaip visai normaliai čia. Tik aš dar kol kas nematau, ką pirkti. Moteriam visokių šmutkių, šarmalutkių. Po 20 pinigų yra 4 karaliai, mūsų vietiniai.
Ar 5 vietiniai karaliai mūsų. Pakol kas kažko įdomaus nematau, kas mane sudomintų. Vietiniai blizgučiai visokie ir viskas. Nu tai va, vaikštėm po Mediną ir perėjom. Aš žinau, pats matėt. Medina kaip Medina, kiša bando kažką įsiūlyt, neįsiūlys man. Niek nenoriu, aš man niek nereik. O jums irgi, manau, nereik. Dabar priejau kažkokią aikštę. Velniai žino, kas per aikštę, tai parodys ir jums. Saulė leidžius. Išėjau su striukė, irgi apsimoviau striukė, nes visą vaikštą su striukiau. Man tai karštą daros, čia bevaikštą. Čia nesiberiakui, tas oras su striukė vaikščioti. Jiems gali ir šalt, 18 laipsnių šilumos dabar yra. Tai čia man vidurvasaris. Nu, čia tas gražiai Tunise ir čia, kur atskridau šiandien su jais. Brama maistą davė, tai žiaurų jie ten. Savo bakas nepatiko. Kažkokie ryžiai, sudžiūvusių vištieną kažkokį. Na žodžiu. Bet kažkas skrydžiai pikius. Atskridom dėl to čia. Viskas uždaryta, nežinau kodėl. Vaikai žaidžia ten kažkokie. Nu yra žmonių viens kitas. Kokia tai yra aikštė šitais. Klaidžiam Medinos gatvę. Bandom rasti kelią kažkur išeiti. Tra-la-la-la-la-la, kokios durys. O kur jos veda, jau nieks nepasakys. Kaip norėtųsi atsigerti jau arbatos. Tos mėtų daug pridėtų. Ir cukraus milijono prikratyta. Ai, kaip skanu. Nu, žiūrės. Pasiūlys. Tie arbatiniai. Tuniso arbatiniai. Einam iškoti Tuniso arbatinių. Taip nusipirkti kažkokį pyragėlį žmogiko. Merci. Merci. Beaucoup. Nu, pasiėmėm bulkelės, užkasim, paragausim. Kas per dalykėlis. Vieną sumokėjau tą pinigą. Fantastika. Fantastika, ne kaina čia yra. Čia jau kaina šitais po 3. 2,5. Ten žmogelis po 1 pardavinėja. Reiktų eiti kavos atsigerti čia kur nors. Mintai? Ne? Merci. Atėjome atsigert kavos biškį. Ne kavos, mintai. Tu atneš, imsim. Testinsim skonį. Super. Kaip skaniai. Kaip seniai bebuvau geras. Fantastika. Žiauriai fainai. Einam biškį pasivaikščiosim kitom gatvėm. Pažiūrėsim, kaip čia kas gyvenimas vyksta. Ne Medinoj. Čia reikia eit pažiūrėti. Biškį. Vieną kvartalą. Samba čia tokių visokių čia yra žmogienų. Keistų. Nereikia dėmesį, pakaldanės su tem. Nesvarbu. Kažką jie tada saldumėlį šukuoja. Ganėtinai garsiai. Juos neprasidės. Kipišas koks nors. Čia žiūrėt, kepa kažką. Galbūt skaniai visai. 15 yra 15, 2, 3.
3 svariukai kokie. Einam iš toliau gal. Čia jau nebėra pati pagrindinė miesto gatvė. Iš centro išsuki, iškart viskas keičiasi kardinaliai. Šiaip viskas gražu, man tai čia gražu. Senamiestis žiūri gražus. Medina kaip medina, nežinau. Paprasta pati visai. Žmonės nėra labai įkyrus. Rytoj prasideda Ramadanas čia, tai ko gero bus visai ramus diena. Bet vakarė, man atrodo, tai prasideda. Tai nes 100% garantuotas kas kaip. Tai žodžiu, tokie dalykai. Čia toks kaip turgaus serija jau, man atrodo. Bet viskas užsidarinėja. Per vėlai. Atėjau. Žmonės įpakuojas daiktus. Čia katukai. Uždikauja. Ką aš galiu pasakyti. Šiaip normaliai. Šitau kamerą filmuoju. Biškis smirda čia. Ne biškis, bet kaip normaliai smirda. Čia ko gero yra turgus. Gali būti, kad čia rytoj teks praeiti man, pažiūrėti. O dataliam prekiauja žmonės. Datalių jie čia labai daug augina. Yra daug datalių, jie turi. 12 kilograms. Išvertus į mūsų pinigus dalyjame iš 4, tai gaunasi 3 karaliai kilograms datalių. Drabužių kainos striukai 100. Dalinį iš 4, tai 25 pinigai. Nėra brangu tikrai. Neaišku, kokybė. Ko gero viskas netikra. O kas čia gali būti tikra? Hola! Hello, bonjour! Kas čia gali būti tikra? Šitos vietos. O, šitais einu pažiūrėsiu parduotuvę. Tokia man nupirksa. Gal ką nors pasipirksim. Hai. O, nes visi sveikinas. Einam pažiūrėsim. Einam pažiūrėti. Nusipirkti kokį limonadą reikia. Abaliukų. Gėrimuką. Ko čia dar jau? Nealkoholinio liuko. Coca-Colas. Limonadas, saldamako, tai netrūksta. Cola 2 pinigai. Jie turbūt juokauja. Nereikia, čia dar yra. O, yra čia. Skyrius. Einame tą skyrių, o čia, tai skyrius, ojojojoj. Kažką nusipirkti. Salutis 8. Viską reikia dalinti iš 4. 100 tai čia gauna 25 litras. Aliukas 15. Gerai, eisiu paragauti. Gal. Galimai ir ne. Tikriausiai, kad ne. Vynas čia tokia visokia yra. Čia. Viskas grįžau namo. Praėjau ratėlį. Kokį galėjau praeiti. Prisipirkau karočių dalykų. Siragėtų. Tokiu. Blemba, kaip čia yra tamsu. Pala. O čia yra dar šviesos. O, yra. Nerūkau. 10 metų nusipirkau cigaretų. Nusipirkau žibintuvėlį. 1,5 karaliaus sumokėjau. Pas mus žiebtuvėlis brangesnis. Čia traškučių. Sausainių.
Undens. Samsa. Ir gėrimą. Ir dar gėrimą. Viskas. Už viską 6 karaliai. 7,5 karalių sumokėjau. Cigaretų pakį dar. Nežinau, kam pirkau, nerūkau. Reiks eiti lauką parūkyti. Įsirūkau kaip išpratėję, reiks man pradėti. Ką padarysi? Televizorius nieko nerodo. Nes kažką buvau atradęs. Bandyti. Nežinau, galim eiti lauką pažiūrėti. Ką rodo laukia. Kokie vaizdai per lauką vyksta. Tai va taip. Toks tas ir Tunisas. Rytoj tikriausiai reiks važiuoti kažkur kitur, žiūrėti kitą miesto pusę. Kaip oras duos, gal prie jūros. Šiaip žmonių sumažėjo, fontanai išsijungia. Ramadanas rytoj prasideda, bet tik tais, nežinau, po Saulėlydžiu tik tai turėtų būti. Nu, nesu ekspertas Ramadano, negaliu per daug nieko sakyti. Bet tikėkimės, kad tik tais po Saulėlydžiu bus viskas čia. Labas rytas visi draugai. Štai ir aš vėl antrą dieną Tunise. Kągi, pradedam savo naują darbo dieną ir bandysim žiūrėti, ką mes šiandien galim pamatyti. Šiandien stovus pagrindiniai Tuniso gatvėj, bulvare kažkokiam, La Francais, kažko gero. Įtariu, nežinau. Ir judam link kažkur žiūrėti, kažko ieškoti, kažką naujo pamatyti ir viską ištyrinėti, kas įmanoma ir šiandien padaryti per vieną dieną. Tai varom visi drauge kartu. Bum. Ėjom, man atrodo, praėjom pagrindinį miesto turgų. Tai pažiūrėsim, kas čia vyksta tam turgelį. Žmonių biškausėlis, bet čia nereikia tikėti, šitų vietų. O, štai jiems yra, eina, pažiūrėsim į vidų. Kuom čia kokia prekyba vyksta Tuniso pagrindiniam turgui. Neblogai. Dešros šlapenkės irgi netrūksta. Smilkalų. Einam čia va, į galą, to nueisim. Čia kur rašo 1000 pinigus, tai čia pas jų yra, jie turi labai smulkius nominalus, kaip pas mumis yra centai nuo 1 iki 100, pas jų yra nuo 1 iki 1000. Tai vieną dinarą sudaro 1000 mililitrų kažkokiu. Per daug, nežinau tiksliai, kaip užtarti žodį. Eukaliptus? Vaizdas? This rand. Eukaliptus? Don't have eukaliptus. شنو قالك؟ لا اليوكاليبتوس like. No. No? We haven't got it. This is not eucalyptus, no? No. Čia yra mintis. What's that? This? O, iš mėsos skyriaus, kai išeini, iškart ramu paliek. Niek nebėra. Nieks nenori daržovių, visi ir mėsaėdžiai. Niekam neįdomu daržovis. Daržovis visus šviežius, skanios. Nu, toks katukas. Mažyliukas gražus. Tai toks tas turgus Tuniso pagrindinis. Daug daržovių, daug mėsos.
kur mėsos, ten ir žmonių daug. Įdomi, va. Tokius laiveliai čia. Visiškai ramu. Kainos visiškai nesikandžiančios. Čia blemba. Nu, turėjau užduotį nupirkti eukaliptą. Be šansų. Visiškai be šansų. Nesusikalbu, žinau. Neįmanom susikalbėti ir arba prancūziškai, arba arabiškai turiu kalbėti. Leiskim žmonėms darbuotis, netrukdykim čia su savo nesąmonėm, klausinėdami. Darom Žejaiskime į žuvies turgų, kur labiausiai nemėgstu. Žiauriai šlapia. O štai raja iš kartilis. Žiauriai šlapia ir biškis smirda. Bet ką padarysi dėl jūsų gerbimų žiūrovų. Tik aišku nepamirštat iš karto subscribinti ir palaikyti. Tokį žuvį jums parodysiu gražią štampuliuką. Štai žiūrėkit. Silkės. Kainas dalinkit maždaug iš 4. Tokia kaina yra tikra. Mūsų pinigais. Pausėlio netrūksta, čia irgi. Tūnas šitais 12 kilogramas. 3 karaliai arba kokie 3,5 eurų. Normaliai. Šviežu. Tunise netgi ledas yra labai gerai pardavinėjimas. Šilti kraštai ledas ir populiarus. Žmonės daro biznį ir iš ledo. Prisišaudai per naktį ir pardavinėja. Einu kalbu garsiai vienas pats, bet čia irgi jie šūkauja. Taip išprotėjo, ko aš negaliu pašūkauti su savim. Pasikalbėk. Very good. Einu laukan. Jau pats pakankamai apstaškiau. Jau pasikvepinau visai dienai, dabar kvepėsiu kaip vietinis. Gerklelės turonė. Geri banglai. Linksmumai tęsis toliau, judam toliau į priekį, dedam akinius nuo saulės ir varom. Per visą Tunisą šiandien pereisim, brangieji mano. Amen bankui. Viskas. Aleliuja. Ką padarysi? Lietuvoje irgi tai būna kartais, kad bankai ištinka amen. Nusipirkau bilietuką. Tuoj važiuosim kažkur. Sidu Buisa, įtariu. Noriu nuvažiuoti, pažiūrėti prie jūros. Bet autobusas tai yra perpildytas. Nelabai noriu lipti tą. Tai bandysim laukti kitą. Niekur neskupu aš. Liaudai, tokį lipti tai yra nesąmonė. Žiūrėsim. Bilietas kainuoja 1 dinaras, kuris yra lygus 25 euro centams. Arba 0,25 karaliam. Angliškai. Tai va taip, toks tai kaimiškai yra.
negali per daug skūstis, a ne taip, tokiom kainom gali ir tada autobus pavažiuoti perpildyti. Bet aš vis tiek nevažiuosiu, lauksim kito. Lemba neįlipau į tą pirmą autobusą, kur važiavo į Sidi Buisa perpildyti, dabar laukiu pusę valandos, net važiuoju kitas normaliai. Ką padarys, reikia laukti. Nelipau kaip durnius, dabar turėsim laukti. O gal važiuoti su to, kur ten už nugarų stovi, nežinau, reikėtų paklausti. Tokia nebloga mašinytė visai atrodo. Kita yra atvarė autobusas, reikia staigiai šokti. Čia biškai didesnis. Tai gal kaip nors įlipsim. Bet šis raukas atsipūtis įlipus į autobusą. Čia ką tik apturėjau vieną intensyvesnių kelionių autobusų su šitais autobusučiais. Saubakas, karoči, buvo. Važiavom, nežinau kiek, kokiam minučių, jei ne pem. Blia. Kosmosas. Vairuotojo vairavimo įgūdžiai tai neturiu žodžių, bet vis tiek sugebėjom papulti vieną avariją. Avarijos metu, vienu žodžiu, kas buvo garsiau šaukiantis, tas ir buvo teisesnis. Vairuotojas užklikė, karoči, 30 sekundžių už paklykavo, iš gatvės pribėgo ekspertai. Pasakė, kas kalts, viskas, žmogelis nuleido galvą su mašina atbuliniu ir išvažiavo į priešingą pusę. Viso. Problemai spręsta avarijos, mes važiavom toliau. Aišku, ten didelės avarijos nebuvo, ten tik tais metalinė čiučiutį brėžė. Bet žodžiu, linksma. Tokia viena įdomesnių kelionių. Eismas tai žiaurus. Mieste tai neįmanoma išpasakyti. Čia tai yra ramu. Dabar važiavome tokį kitą rajoną, tai bandysiu eiti pasivaikšti, pažiūrėti, kaip čia atrodo. Čia vadinasi yra ale tipo Santorinis Tuniso. Nueinam, pažiūrėsim ir įvertinsim visi kartu, kas šitoks yra. Kur aš čia įėjau į džunglės pataikiau. Eik, tu namas. Kas čia vyksta per džunglynas? Jeigu žaisim kaip nors. Gal, ne? Turėtumėm. Net tokios džunglės esam buvę pasiklydę dar. Einam. Per džunglės, per kaktusus. Svarbu, kad neįsibadytumėm subinių. Ir viskas bus gerai. Suvenyrai su varnuruniukai. Apelsinai. Bleu, c'est début. Biškai kalvota čia. Я у дяди Крабушки. أشهد أن محمد
Tai ką dabar bandysim daryti, bandom leistis į apačią. Prie jūros. 300 laiptų, sako, čia yra. Nu, neskaičiuosim, pasitikėsim, ką sako. Nors negalėtų pasitikėti, jais ką ne čia kalba. Tai einam pažiūrėsim. Kiek čia tų laiptų, čia jau visiškai yra kitokia atmosfera. Grinai turistynas toks atrodo. Daugiau turistų, daugiau viskas išgražinta, išpuoselėta. Man Tuniso centre įdomiau yra. Nu, čia kaip kam. Biškai šiukšlikių atsiranda, aišku. Tikriausiai nėra labai populiarus pasivaikščiojimo takelis. Nors lipant tai žmonės. Blogiausia yra, kad reiks ir man čia užlipti atgal. Niek, nusirengsim. Išėjau rytą su megztiniu. Ir dabar esu šlapės. Ko gero reiks dabar maukti šalin. O čia buvo intens. Vos nenusitrenkiau. Pro klevą, pro rūgius, koks mėlynas dangus, ankstyvą rytą. Na 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 na. Čia taip gaunas, kai žodžiai nemoki. Atėjom į vieną iš Tuniso paplūdimių. Aišku, čia nėra jisai kažkoks pagrindinis, bet čia miesto teritorijoje, galim sakyti. Toks vienas gražesnių atrodo, ten, kur aš mačiau. Aš gal neteisiu, čia visų neapvažiuosiu aplink miestą, jų yra nemažai. Čia dar biškį toliau pavažiavusi yra, toks ganėtinai nedidelis, čia mažas skaitas. Tai va, galit pažiūrėti, kaip atrodo Tuniso paplūdimiai žiemos laikų. Pagrindai jaunimėlis. Nu, maudytis nematau, kas maudys, ten jaunims matau įsirengęs. Tokie tais dalykai. Labai ramu viskas, tvarkinga. Muzikikė groja, lengva fone. Ir taip žmonės ilsisi. Šiandien yra penktadienio popietė. Ankstyvo popietę. Ant eina vienas maudytis, jeigu matosi. Nežinau, čia vanduo tikriausiai nėra labai šaltas. Čia kaip lietuviai pripratę Baltijos jūrai maudytis prie 20 laipsnių temperatūrą, tai aš manau gali būti netgi šiltesnis čia vanduo. Arba ne ką šiltesnis. Aišku, vietiniai, tai čia manau yra ledinis, nes žmonės vaikšto su striukėm. Šiaip nėra. Nu, aišku, aš asmeniškai nesimaudyčiau. Man turi būti irgi apie 30 laipsnių šilumos vanduo. Bet šiaip, kas ir maudynių mėgėjai gali maudyti drąsiai čia. Tai va toks vaibelis, biškį toliau nuo centro. Atrodo, kad būčiau išvažiavęs į kitą valstybę. Visiškai kardinaliai viskas pasikeitė. Paliko ramų, be chaoso, be triukšmo. Tai ką, draugai, viskas. Šitą trumpą Tuniso kelionę man atėjo į pabaigą. Jeigu patiko, būtinai palaikinkit, nu pakomentuokit nors biškę, girti. Nebūkit skregos, nu tai ar sunku tą laiką uždėti, ar sunku ir pakomentuoti kažką. Manau, kad ne, rankos nenukris, pirštai irgi. Tai va, kad taip. O man tai žinau, kad biškį padeda, aišku. Tai žiūrėkim. Jūs laikinat, aš dedu naujas keliones. Deal. Davai, ate, iki sekančių kartų. Boom.